Jeigu mes žiūrime į žmogiškąją prigimtį kaip tam tikrą psichinę išraišką, kurioje yra, pavadinkim, moteriška išraiška arba minkštoji išraiška ir vyriška arba kietoji išraiška. Tai per minkštą, kaip yra minkšta, gimsta nauji dalykai, naujos prasmės, kokybė, taip, estetika, ir kietoji tada gimsta ta sistema, kur plėtoja viską. Tie dalykai sąveikauja, jie nekonfliktuoja. Tai dabar labai noriu pasakyti gražią metaforą, kuri gimė bekalbant su viena kolegė, kuri daug metų yra pradirbusi didelėje korporacijoje tarp labai stiprių vyrų. Ir mes su ja kalbėjom, tai vis dėlto kaip veikia sistemose moteriška energija, ta tikroji moteriška, ne ta, kuri yra tapatinama su moteriška lytim ir kūnu, bet ta tikroji. Ir labai gimė graži metafora. Moteris tai yra žemė. Moteriška energija, minkštoji energija yra žemė, kuri pasirenka ką auginti. Piktžoles ar augalus duodančius vaisius. Tai jeigu moteris geba sistemoje būti su moteriška energija, kuri labai stipri ir labai minkšta, tiesiog ta sistema labai plėsis ir augs ir ten visiems bus sunku, bet gerai. Ir nenoriu vėl sakyti, kad moteris bėga iš didelių sistemų, kad čia gerai ar čia blogai, vėl priklauso nuo konteksto. Gali būti, kad jos pašaukimas yra mokyti kitus. Gali būti, ne? Bet gali būti negebėjimas sistemoje, kietoje atrasti moteriško veikimo būdo.